Tačiau ar gali padėti ir padaryti darbą šampūnas? Žinoma, kad gali. Aš profesionalas, su šitom rankom ploviau labai daug plaukų ir tikrai žinau, kas yra gera tekstūra ir kas yra bloga tekstūra. Koks yra geras produktas ir koks ne. Tai vat ką aš pastebėjau, šampūnas, kuris suteikia apimties, jis iš tiesų jis suteikia. O taip pat minimaliai švarus plaukai, kokį 10-15% jie kilstelna. Bet ar to pakanka? Be abejo pakanka, užtenka truputėlį, užtenka svarbiausia plauko neapsunkinti, nes būna plonaplaukės, aš ten visko pripuškiu, pridedu, priveliu ir panašiai, nes taip noriu tos apimties. Liaukitės vaikytis šitą kažkokią išgalvotą apimtį. Apimtis gali būti natūrali, juk ploni plaukai irgi yra labai gražus. Todėl apimties šampūnas, jisai padaro savo darbą. Plius dar jisai yra natūralus, plaukai atrodo šviežiai, gražiai, to pakanka. Vat aš kada bandžiau apimties šampūną ir bandau jį su klientais, pas mus stovi salone prie kriauklių, fantastinis produktas. Taigi, jeigu tu plonaplaukė ir nori daugiau apimties ir daugiau švaresnių plaukų jausmo, tai šampūnas suteikintis apimtį, kaip tik tau, išbandyk, labai geras. Jis taipogi yra natūralus ir kvepia aliejais, kvepia mišku.